Labą dieną, aš labai ieškau retų širdies ir kraujagyslių ligų centro. Sakykit, ar čia pataikiau? Sveiki, pataikėte čia. Mes kaip tik tai diskutuojam reto paciento vaizdus širdies ir tai yra mano kolegė, aš esu Eglė Reminienė, šito centro vadovė ir kviečiam į mūsų centrą. Kada jūsų centras įkurtas? Mūsų centras įkurtas jau senai, prieš 10 metų, bet veikla keitėsi dėl to, kad tik tai 2019 metais prasidėjo kardiogenetikos era. Įsimintiniausias atvejis jūsų darbe? Pagalvojus, galbūt tikrai jauna pacientė 28 metų, kur vienintelė Lietuvoje su tokia širdies problema, Danun sindromu, kur pavyko ją transplantuoti ir gyvena dabar normalų gyvenimą. O sakykit, per kiek laiko pas jūs patenka pacientas, kuriam įtariama reta liga? Mums pasisekė, mes turime mūsų centro koordinatorę Viliją, kurios dėka ištiestos eilės nėra ilgos, tas laukimas nėra ilgas. Na ir paskutinis klausimas. Kokių planų ateičiai turite savo centrui? Na, iš tikrųjų, tai norim tęsti mūsų veiklą ir tobulėti kasdieną, kad galėtumėm kažkaip atrasti ir pagydyti kuo daugiau mūsų Lietuvos pacientų. Labai ačiū už pokalbį. Iki.